Sveiki. Šiandien nersime į vieną iš pačių įdomiausių, bet tiesą sakant, dažnai tiesiog nepastebimų politikos pusių visiškai neapdorotus pirminius balsavimo duomenis. Žinote, dažniausiai mes juk matome tik patį galutinį rezultatą. Na, įstatymas priimtas arba ne. Tačiau požiūrį iš arčiau, už kiekvieno tokio sprendimo slypi be galo sudėtingas, spalvingas ir tiesiog intriguojantis individualių pasirinkimų žemėlapis. Šioje apžvalgoje po mūsų mikroskopu atsidūrė Lietuvos Respublikos Seimo 2026 m. gegužės 14 dienos balsavimo protokolas. Ir patikėkite, tai tikrai nėra tik kažkokia sausa skaičiuoklė ar nuobodus popierėlis. Tai tikriausia balsavimo anatomija. Tai vizuali spalvomis užkoduota istorija apie tai, kaip iš tiesų pasiskirsto jėgos. Kas ryžtingai stoja į vieną ar kitą pusę, o kas, tiesiog pasirenka patogią stebėtojo poziciją. Laikas atidžiau į tai pažvelgti, nes šie neapdoroti skaičiai ir spalvoti blokeliai netrukus papasakos kur kas daugiau, nei galėtume pamanyti iš pirmo žvilgsnio. Štai mūsų planas šiai apžvalgai. Pirmiausia, iššifruosime įrašus, antra, panagrinėsime lemiamus balsus, trečia, pažiūrėsime į susilaikymą bei dviprasmes ir galiausiai ketvirta, pamatuosime nedalyvavimo parlamente mastą. Taigi, pradėkime nuo pirmojo žingsnio. Įrašų iššifravimas ir mūsų vizualiojo žodyno kūrimas. Gerai, kibkime į darbą. Pačiame dokumento viršuje, kairėje pusėje, gražiai išrikiuotas parlamentarų pavardės nuo Virgilijaus Aleknos abėcėlės tvarka žemyn. Bet, tiesą pasakius, visas veiksmas vyksta dešinėje, kur matome tuos 5 stulpelius su skirtingomis antrašėmis. Būtent šioje erdvėje, šiuose eilutėse ir stulpeliuose atsirandantis spalvoti stačiakampiai sukuria visą vizualų balsavimo paveikslą. Kiekvienas blokelis yra tarsi sustabdyta akimirka. Tai vieno konkretaus žmogaus oficialus veiksmas tą pačią sekundę, kai buvo paskelbtas balsavimas. Kad toliau viskas eitųsi kaip per sviestą, greitai susidėliokime, ką reiškia šios spalvos. Žalia spalva po stulpeliu už – tai aiškus palaikymas. Raudona spalva po prieš reiškia pasipriešinimą arba nepritarimą. Geltonas blokelis susilaikė yra labai įdomus – tai aktyvus neutralitetas. Kai mygtukas buvo paspaustas, bet nepasirinkta ne viena pusė. Juoda spalva stulpelėje registravosi – rodo pasyvų dalyvavimą. Asmuo yra salėje, bet balsuojant, joks sprendimo mygtukas nebuvo paspaustas. Ir galiausiai pilka spalva stulpelėje nedalyvavo, tiesiog žyminti fizinį nebuvimą to balsavimo metu. Štai toks mūsų 5 spalvų raktas. Antroji dalis – lemiantis balsai, arba kitaip tariant, žalieji ir raudonieji. Dabar pažiūrėkime į tai. Matome šį masyvų praktiškai nepertraukiamą raudonos spalvos bloką pačioje sąrašo apačioje. Kai akys slysta per pavardės nuo Emanuelio Zingerio, per Artūrą Zuoką, Daivą Žibelienę ir iki pat Remigijaus Žemaitaičio išryškėja absoliuti konsolidacija. Dokumente, kuriame spalvos paprastai išsimėčiusios lyg atsitiktinės dėmės, toks vizualus vienodumas tikrai traukia dėmesį. Jokio blaškymosi, jokių geltonų susilaikymų toje konkrečioje abėcėlės dalyje. Tik tvirta ištisinė raudona siena. Tai tiesiog tobulas pavyzdys, kaip toks paprastas grafinis vaizdas leidžia tiesiog fiziškai pajusti politinės valios svorį. Suskaičiavus visus šios ryžtingus balsus visose puslapiuose, išnyra labai aiški disproporcija. Mes matome vos apie 10 žalių už balsų, kurie sąraše išsibarstę tarsi kokias pavienės salelės vandenyje. Ir priešingai matome kur kas didesnę maždaug 27 raudonų prieš balsų armiją. Šis santykis kalba pats už save. Akivaizdu, kad tie, kurie nepritarė klausimui, buvo nepalyginamai labiau mobilizuoti ir linkę tarti griežtą ne, lyginant su tais keliais atvirai išreiškusiais palaikymą. Judame į trečiąją dalį. Susilaikymas ir dviprasmybės, geltoni ir juodi blokai. Čia vaizdas šiek tiek keičiasi. Dokumente ryškiai išsiskiria geltoni susilaikę blokai. Jie išsimėtė gana tolygiai po visą dokumentą, be tokių masyvių susibūrimų, kokius matėme raudonųjų stovykloje. Viską suskaičiavus turime apie 23 tokius geltonus blokus. Ką tai reiškia realybėje? Ogi tai, kad beveik 400 žmonių buvo ten, salėje, girdėjo argumentus, tačiau pačią lemiamą sekundę priėmė sprendimą likti per vidurį. Svarbu suprasti, kad susilaikymas nėra tiesiog tingėjimas balsuoti. Tai visiškai aktyvus, sąmoningas pasirinkimas neprisidėti ne prie vienos stovyklos. Bet palaukite. Čia prieiname prie paties rečiausio ir, tiesą sakant, labiausiai intriguojančio vizualaus akcento. Ryškiai juodi blokai. Pažvelgus į Indrės Kižienės ir Mindaugo Lingės pavardės, o vėliau ir dar į kelias sąraše, matome šį fenomeną. Ši juoda spalva yra nepaprastai reta. Tai situacija, kai žmogus patvirtina savo fizinį buvimą darbo vietoje, sistema žino, kad jis ten, bet kai prasideda pats balsavimas, sistema nefiksuoja absoliučiai jokio paspaudimo. Visiška tyla, tarsi to žmogaus toje kėdėje staiga nebebūtų.
Iš tiesų labai svarbu atskirti šiuos du veiksmus, net jei galutinis rezultatas abiem atvejais tas pats, balsas neduotas nei vienai pusiai. Geltona spalva, kaip jau minėjome, yra aktyvus veiksmas, tai mygtuko paspaudimas deklaruojant savo neutralitetą. O štai juoda spalva – tai absoliutus pasyvumas. Asmuo registruotas, bet pats balsavimo aktas yra visiškai ignoruojamas. Tai toks labai subtilus, bet politikos užkulisiuose be galo reikšmingas skirtumas tarp aktyvaus atsitraukimo ir pasyvaus nedalyvavimo pačiame procese. Ir galiausiai ketvirtoji dalis – nedalyvavimo mastas ir tiesiog viską gožianti pilka spalva. Dešinėjame krašte iškyla šis masyvus, vietomis beveik ištisinis, vertikalus pilkų blokelių stulpelis. Kiekvienas iš šių pilkų stačiokampių – tai tiesiog tuščia kėdė posėdžių salėje tos konkrečios minutės metu. Kai vizualiai apimame visą dokumentą, tampa visiškai akivaizdu, kad ši pilka masė užima milžinišką erdvę, tiesiog prarydama visus kitus spalvotus pasirinkimus. Matant tokį vaizdą, tai jau nebepanašu į pavienius netvykimus, tai atrodo kaip labai didelio masto sistemingas reiškinys. Ir čia norisi sekundai sustoti. Pagalvokime apie tai. Po visų diskusijų, argumentų ir mygtukų spaudimo, koks vis dėlto yra pats dažniausias, pats masiškiausias veiksmas, kurį užfiksavo šie duomenys, ką didžioji dalis žmonių veikia šiuo lemiamu momentu? Neįtikėtina, bet atsakymas yra nedalyvavo. Taip, net 48 asmenys, iš esmės beveik trečdalis parlamento, šio balsavimo metu yra tiesiog pažymėti pilkai. Tai neabejotinai pats didžiausias skaičius, smarkiai linkintis bet kurią kitą aktyvią balsavimo formą. Sudėjus visus skaičius į vieną vietą, vaizdas darosi dar įdomesnis. Turime apie 37 lemiamus balsus, visus tuos žalius ir raudonus blokus kartu. Tada turime apie 28 žmonės, kurie buvo salėje, bet susilaikė arba tik registravosi. Ir tada virš visų šių skaičių galingai iškyla nedalyvavusiųjų stulpelis su 48 blokais. Tai atskleidžia vieną intriguojančią tiesą. Didžiausia, vieningiausia frakcija šio sprendimo metu buvo tie, kurių ten išvis nebuvo. Būtent todėl šie neapdoroti duomenys yra tokie žavūs. Jie priverčia mus matyti plačiau. Mes taip įpratę susitelkti į patį konfliktą, iš žalių ir raudonų mygtukų kovą. Tačiau garsiausias pareiškimas dokumente ne visada yra aktyvus veiksmas. Labai dažnai didžiausią svorį turi būtent ši plati pilka tyla. Šis nebuvimas sukuria erdvę, kurioje vos keli žali ar raudoni balsai staiga įgauna neproporcingai didelę galią lemiant pačius svarbiausius rezultatus. Pabaigai tai palieka labai rimtą klausimą apmąstymams. Jeigu dažniausiai didžiausia pati masyviausia grupė yra tas pats pilkasis blokas, kaip tai išvis keičia mūsų supratimą apie tai, kaip veikia sprendimų priėmimo mechanizmai. Šis vienas protokolas meistriškai įrodo, kad vien žinoti rezultatą toli gražu neužtenka. Būtina matyti visą anatomiją, visas spalvas ir ypač tas vietas, kuriuose spalvų visiškai nėra. Tikimės, kad ši apžvalga atveria naują ir intriguojančią požiūrį į iš pažiūros sausus dokumentus. Iki kito karto.